Hardshell versus softshell. Kada ir kurią striukę rinktis, bei pagrindiniai jų skirtumai. Hardshell vadinamos striukės su membrana, kuri visiškai nepraleidžia vandens bei yra atspari vėjui. Hardshell striukių siūlės yra klijuojamos ir jos dažniausiai yra dėvimos kaip viršutinis sluoksnis. Nors ir nepralaidžios išorės elementams, šios striukės kvėpuoja dėka aukštos kokybės medžiagos, tokios kaip Gore-Tex. Būtent dėl šios priežasties kokybiškai hardshellai yra gana brangus bei reikalauja atitinkamos priežiūros. Jei planuojate kelių dienų išvyką ir tikitės lietingo bei vėjuoto oro, hardshellas turėtų būti neatsiejama jūsų inventoriaus dalis. Taip pat kaip ir geras softshellas. Kur kas pigesnė, užimanti daug mažiau vietos bei dar labiau pralaidesnė, softshell striukė dažnai naudojama kaip vidinis sluoksnis, leidžiantis efektyviai reguliuoti vidinę kūno temperatūrą. Jei veikla, kurią užsiimate, yra gan aktyvi, pavyzdžiui, jūs bėgate, esant prastesniam bei šaltesniam orui, softshell jūs taip pat apsaugos nuo vėjo bei lietaus ir leis kūnui dar labiau kvėpuoti. Tiek softshell, tiek hardshell yra neatsiejama inventoriaus dalis kiekvienam kelionių bei nuotykių entuziastui. Nežinote tiksliai, ką rinktis? Užsukite pas mus ir mūsų konsultantai jums patars.